Sveiki visi atvykę į podcastą Pežlė apie kiną, aš čia vėl su jumis, kino maniakas. Šiandien kalbu apie šiuo metu antrą pagal populiarumą IMDb duomenimis filmą Gladiatorius 2. Taip, tai yra legendinio 2000 metų Gladiatoriaus antrasis tęsinys, antroji dalis. Pradėsiu nuo techninės informacijos, tai režisierius yra tas pats Ridley Scott. Kas nežino šito režisieriaus, tai galbūt būsit matę jo legendinius filmus Marsietį, Napoleoną, taip pat jis yra labai garsiai žinomas pasaulyje ir pripažintas pasaulyje kaip, aš gal pasakyčiau labiau kaip komercinio kino kūrėjas, tačiau šiuo metu jam yra netgi 87 metai. Tai smagu, kad tokio amžiaus kūrėjas gali toliau kurti filmus. Tai toksai teigiamas pastebėjimas. Šitas filmas taip pat susilaukė daug susidomėjimo iš socialinių tinklų, būtent, sakykime, iš moteriškosios lyties, kadangi čia vaidina labai patrauklus aktoriai, tokie kaip Paul Mescal, Denzel Washington ir jau gal net galėčiau sakyti legendinis, nors gal dar nėra legendinis, Pedro Pascal. Tai būtent dėl šitų aktorių buvo daug socialinių tinklų įrašų, kai eini į filmą vien dėl to, kad pasigrožėtum aktoriais, o ne dėl bendro vaizdo. Kas gal iš tiesų šiek tiek ir pakėlė žiūrimumą šio filmo, nes toks teigiamas dalykas iš tų nedaugelio, gal meluoju, gal iš tų mažesnės dalies galėtų būti gražus aktoriai. Kalbant apie reitingus, IMDb šiuo metu turime 6,9 iš 10, tai praktiškai 7, kas nėra labai blogai. Letterboxd 3,4 iš 5, toks. Rotten Tomatoes 72%. Gal aš tikėjausi, kad tas reitingas bus šiek tiek didesnis, kadangi vis tiek legendinis filmas, legendiniai aktoriai, legendinis režisierius, legendinis tęsinys. Galvoju, galbūt šiek tiek didesni, tačiau matau, kad su mano išvalgom galbūt sutiks ir daugiau žmonių. Įdomus faktas šio filmo gerbėjams, tiksliau Gladiatoriaus pirmojo gerbėjams antros dalies teko laukti netgi 24 metus, kadangi pirmoji dalis išėjo būtent 2000 metais. Po 24 metų turim antrą dalį ir kas matosi palyginant šios du filmus, kadangi taip pat turėjau galimybę peržiūrėti ir pakartoti pirmąją dalį. Matome didelį technologijų skirtumą, tie filmai labai skirtingai žiūrisi, jie visai skirtingai atrodo, todėl kad vienas buvo išleistas 2000-aisiais, kitas 2024-aisiais ir tas tikrai technologijų patobulėjimas matosi. Kalbant apie šito filmo scenarijų, labai komercinis. Ir šitas scenarijus yra parašytas 3 profesionalų, David Sharpa, Peter Craig ir David Franzoni. Visai ironiška, kad režisierius tik režisavo, nerašė scenarijaus. Prisideda prie mano įrodymo, kad tai yra vis dėlto komercinis filmas. Ir scenarijus yra taip pritaikytas, kad netgi man šitas 148 minučių filmas neprailgo nei sekundės. Tikrai dėmesį jisai patraukti gali. Jūsų dėmesį tikrai jis gali prikaustyti prie ekranų, jūs tikrai negalvosite, ten jums kažkas rašo ar panašiai. Tai tikrai žmonės šitie yra specialistai, kas rašė, žino, kiek žmogus gali žiūrėti ir nuo kelių sekundžių scenos prailgsta. Ir čia yra ir vienas iš filmo minusų, kadangi veiksmas vyksta beprotiškai greitai, palyginus su kitais filmais. Ir tas yra minusas, todėl, kad nėra galima įsigilinti, yra kai kurios scenos, kur yra galima, tačiau tie veikėjai yra taip pakutenami tik tais paviršutiniškai. Negalim įsigilinti jų asmeninius gyvenimus ir asmeniškumus. Ir pradėkim, aš manau, mano kritikos laviną. Turime praktiškai tiesiog pirmojo filmo kopiją.
Buvo bandyta padaryti, kad būtų tokia pati sėkmė kaip ir pirmojo filmo. Ir tų panašumų yra per daug ir tu labai gerai gali matyti, kai tie panašumai yra patobulinami, kad va Gladiatorius, originalusis yra sėkmės formulė, tai mes tą sėkmės formulę, sakykime, kardu ir išeina, kad va dviguba sėkmės formulė. Žmonėms šitas nesuveikė, jie tikėjosi kažko naujo, kažko geresnio. Kas šitą filmą išnešė ir ko aš gal pats asmeniškai nepastebėjau, tačiau kiek skaičiau recenzijų, kiti kino specialistai pastebėjo, tai nuostabus Denzel Washington vaidyba, būtent sako, kad būtent jisai išnešė filmą, kadangi jo vaidmuo tikrai buvo gerai išvaidintas ir parodytas žiūrovui. Ir toks, sakykime, gal stipriausias trenkimas, smūgis žemiau juosto šitam filmui yra istoriniai nukrypimai ir neteisingumai. Jeigu Gladiatorius pirmasis buvo toks, kur ten yra tokių netikslumų, bet šiaip tai gal ir pusė velnio, tai antrasis yra toks blogiau. Tikrai mes turime blogiau, turime daug netikslumų. Žinoma, pagrindiniai aspektai, svarbiausi aspektai yra teisingi. Dauguma, ne visi dauguma. Tačiau tos detalės, kurios prideda filmui dramatiškumo, kai kurios buvo, sakykime, tokios labai pagražintos. Pavyzdžiui, tiek traileryje, tiek ir filme matome, kad yra pripildoma vandens ir kad vyksta laivų mūšiai. Ir taip, laivų mūšiai iš tikrųjų vyko, tačiau vanduo buvo gėlas, todėl ryklių ten būti negalėjo. Tai toks, sakykime, vienas iš tų pavyzdžių, kur buvo įrodymas, kad galbūt šitas filmas su istorija nėra labai gerai susietas. Buvo labai įdomus vienos iš pagrindinės aktorių Connie Nielsen pasisakymas, kad vis dėlto kam rūpi, ar ten buvo ryklių, ar nebuvo ryklių, jeigu ten jie turėjo liūtų, ir ten ir žirafų, ir dar ten ko, ir dramblių įvairiausių. Ir su šia jos nuomonė aš negaliu sutikti, kadangi manau, kad vis dėlto buvo bandyta atkartoti Romos imperijos istorijos laikus, tai tas istorinis tikslumas yra svarbus. Keliaukim prie išvadų, kodėl aš manau, kad jūs turėtumėt šitą filmą peržiūrėti. Tai neikit, jeigu visiškai nemėgstat komercinių filmų. Ir jeigu nepatiko pirmoji dalis, kadangi čia kopija, sakykime. Dėl ko galite eiti, minėjau, gražus aktoriai. Žinoma, tas jų grožis nėra labai išnaudojamas filme. Yra santūriai tie aktoriai, sakykime, rodomi, vaizduojami. Tiesiog čia yra, sakykime, geras komercinis filmas. Bendrai kaip filmas jis gal ir nėra labai geras, kaip komercinis jis yra geras. Tiesiog jis yra sukurtas daugumai žmonių, kad būtų kino salės pilnos, kad žmonės eitų žiūrėti. Ir jo, tai jeigu jūs esate tokio kino mėgėjai, tai prašau, tikrai eikit. Man šitas filmas kažkuo neišsiskyrė ir daugiau apie jį net neturiu ką pasakyti, tai tikiuosi, kad patiko mano įžvalgos ir galbūt nueisit, galbūt ne, jūsų pasirinkimas. Ir čia buvo podcastas Pezlė apie kiną. Aš, Kinomaniakas, iki kitų kartų. Iki.